Barzdaskučių priežiūra. Su barzdaskučiom yra labai paprasta. Nepamiršti jų išvalyti ir dezinfekuoti. 2 žingsniai. Kaip tą padaryti? Pirmiausia, mes turim išsiardyti dalimis. Kiekvieną detalę privalėsim išvalyti. Bet kaip visada pradedam nuo korpuso. Korpuse labai daug kaupiasi plaukelių, todėl juos švelniai išvalom su šepetėliu. Tuomet imam peiliukus, išsivalom į vieną, į kitą pusę, per viduriuką, tam, kad neliktų plaukų pertekliaus juose. Vieną kitą ir tarp folijų susikaupusius plaukus. Kai padarėm šiuos žingsnius, yra 2 variantai. Galim šias detalės merkti į dezinfekcinį skystį ir laikyti keletą minučių tam, kad pasinaikintų mikrobukai. Arba išpurkšti mašinėlę detalės dezinfekcinių arba higieninių purškalų. Nepamirštam to padaryti ir korpuse, kad užsilikęs koks nors demonas nepersistų ant detalių ir nesukeltų neįgiamų reakcijų kitam mūsų klientui. Su mažąja barzdaskute lygiai tokios pačios tvarkymo taisyklės. Išsiardom, išsivalom korpusą, išsivalom ašmenis ir išsivalom foliją. Vėl lygiai taip pat. Arba merkiam į dezinfekcinį skystį, arba nupurškiam su higieniniu purškikliu. Visą tą padarius, nepamirštam susirinkti įrankio į savo vietas, pažiūrėti, kokie jie gražūs ir blizgantis, patikrinti, ar vis dar gerai sukonstravom ir veikia, ir važiuoti prie darbo.